Hei, sveiki visi! Šiame video jums parodysiu, kaip nusipinti štai tokią apyrankę. Paprašė viena mano prenumeratorė, kad parodyčiau, kaip nusipinti tokią apyrankę, kaip su širdelėm. Tokios mini širdelės gaunasi. Šią apyrankę gan sunku kapinti, jinai truputėlį yra painoka. Jos pinimas, bet įmanoma. Ir šią apyrankę piniu iš rožinės, šviesiai mėlynos ir tokios violetinės spalvos buvo širdelės. O šįkart pinsiu iš tokių skaidrių, tokios mėlynos, kaip čia buvau panaudojus tokią pat mėlyną, o širdeles darysiu iš burbulinių gumyčių. Ir širdelės šiaip patarčiau naudoti širdelėms tokias standesnes gumytės, kurios mažiau tamposi. Nes šios taip kartais nelabai atrodo kaip širdelės, gal sakyčiau. Ir o štai atrodo mano apyrankė iš burbulinės. Taigi parodysiu, kaip pradėti, o paskui kaip užbaigti. Nepinsiu visos apyrankės iš karto. Ir mums reikės ragatkės arba 2 pirštų, arba 2 pieštukų, kaip jau nuspręsite. Ir, kaip sakiau, 3 spalvų gumyčių. Taigi imu vienos spalvos gumytę. Ir ją uždedu 8 ant ragatkės. Tada uždedu tą gumytę, iš kurios darysime širdelę. Ir vieną pusę gumytės nuo vieno stulpelio, tai yra nukeliu į centrą. Vieną. Ir tada šią gumytę perkeliu štai taip ant stulpelio. Dabar uždėsiu kitą gumytę, kurią taip pat iš kur darysime širdeles. Uždedu šitą gumytę, kuri buvo uždėta 8 į centrą. Ir šią gumytę perkeliu ant ragatkės. Gaunasi štai taip mūsų 2 mėlynos gumytės šonuose ir per vidurį pagalbinę gumytę. Tada uždėsiu mėlynos spalvos gumytę. Gali dėti vienodos spalvos gumytės. Aš čia dėjau šitoje rūžavą rožinę su mėlynu, šį kartą dėsiu skaidriai ir mėlynu. Taigi uždedu melsvą gumytę viršuje. Ir po vieną mėlynos, kur darau širdeles, užkabinsime ant mėlynos spalvos, truputėlį patempiu žemyn. Ir dabar sunkiausias yra darbas sukabinti su esklipsu, segtuku abidvi
šitą ir šis gumytes. Pabandysiu taip truputėlį įtempti. Gal ir neblogai išėjo sukabinti palengvintų būdu. Tai taip turite sukabinti tiek apatinę gumytę, tiek tą viršutinėje. Tai yra vos nesunkiausias darbas, pinant apyrankį. Taigi, kai taip dabar padarysite, mes turime vieną gumytę ir dvi šitas šoninės. Dabar uždedu vieną skaidrą gumytę, kurią dėjau aštuoniuke. Ir vieną melsvos spalvos gumytę. Ir dabar taip. Mėlyną gumytę užkabinu į centrą. Ir šias gumytes perkeliu taip pat į centrą. Ir formuojasi mūsų pirma širdelė. Dabar truputėlį patempiu žemyn. Ir dabar turime dvi gumytes šonuose. Ir dabar darau taip. Šią viršutinę gumytę perkeliu ant sekančio stulpelio. Vėl dedu gumytę, tą, kur darau širdelę. Šią likusią gumytę užkabinu į centrą. Ir šią grąžinu ant šios stulpelio. Tada šią gumytę užkeliu atgal. Ir dar šią taip pat užkeliu į čia. Lieka taip pat rožinio mūsų permatoma, tai yra gumytė. Vėl dedu gumytę, kur širdelę darom. Ir šią gumytę perkeliu į centrą. Ir vėl šią gumytę perkeliu ant štai šios stulpelio. Ir vieną grąžinu mėlyną gumytę. Dabar turiu vieną mėlyną, permatomą tokią, ir dvi burbulinės. Ant vienoj pusėje ir kitoje pusėje. Dabar po vieną viršutinę burbulinę nukeliu į centrą iš vienos pusės ir iš kitos pusės. Ir truputėlį čia patempiam. Ir dabar jau turime po dvi gumytes. Vėl dedu
vieną skaidrę, vieną mėlyną ir perkeliu mėlyną, tai yra tą gumytę į centrą ir burbulinę kartu. Ir štai gaunasi mūsų antra širdelė. Taigi, dabar turime vėl dvi gumytės. Vėl mėlyną nukeliu ant stulpelio, užkabinu burbulinę, permatomu į centrą ir burbulinę perkeliu ant vieno stulpelio. Tada melsvas abidvi perkeliu ant to stulpelio. Vėl dedu burbulinę, vėl dedu skaidrę ir burbulinę grąžinu. Ir perdedu vieną melsvą gumytę ir viršutinės burbulinę dalį gumytės į centrą ir truputėlį patempiu. Ir dabar lieka viena skaidri mėlyna ir burbulinė. Taigi uždedu visiškai skaidrę. Ir mėlyną. Ir perkeliu mėlyną. Ir burbulinę. Ir gaunasi trečia širdelė. Taigi, tikiuosi, kad supratote, kartosiu dar sykį. Ir dar sykį dabar papasakosiu. Taigi, kaip mums lieka dvi gumytės, paprastas gumytės, perkeliam vieną. Nesvarbu, į kurią pusę pradėsit, tikrai nesvarbu, kad liktų viena gumytė. Tada uždedat ir tą gumytę, kurią norite, kad būtų širdelė. Uždedate laisvą gumytę ir perkeliat atgal. Jinai gaunasi kaip užkabinta. Tada kitoje pusėje turi būti tas pats gautas. Tai šią gumytę perkeliam. Vėl lieka viena laisva gumytė. Tada vėl užkabinam gumytę,
tą į centrą. tą perkeliam ant ir turim dvi pusės. Reikalinga širdeliai, tada šitą grąžinam vieną ir po vieną iš tos pusės į centrą užkabinam. Ir aš truputėlį patempiu žemyn. Ir tada, kai lieka jau širdelės formos, širdelės gumytė ir paprasta gumytė, uždedam dvi gumytės. Šią paskutinę gumytę į centrą ir kartu į centrą tą gumytę, kurioje yra širdelė. Štai taip. O dabar, kad neužsitęsčiau tą savo video, pinkite aišku, kiek jums reikės, kokio ilgio turėtų gautis jūsų apyrankė. Aš jau ją esu nusipynusi, nes nesu naudojusi burbulinių gumyčių, tai norėjau pabandyti, kaip atrodytų. Ir visai gražiai gavosi. Ir štai dar čia pakartosiu dar vieną širdelę. Ir vieną perkeliam. Ir kai lieka mums dvi gumytės, paprasčiausiai paimam vieną gumytę. Ją perkeliam abi dvi gumytės. Ir užkabinam ant mūsų užkabintą esklipsą. Ir štai tokia mūsų apyrankė. Ir laikinkit, subscribinkit, komentuokit, laukit kitų video ir šį kartą sakau iki. Puoškitės, gaminkite, džiaukitės, būkit kūrybingi ir iki kitų video. Bye bye.